Prieš prasidedant linksmybėm, norėčiau pranešti visiems, kad čia pas mus šį vakarą vyksta žaidimo Įveik Šaprą finalas. Ir tokia maža pastabėlė. Žmogus, kuris nugalės Šaprą, laimės ne tik šią nuostabę taurę, bet dar ir išvažiuos iš studijos su mašina, kurios pavadinima Hummer. Hammer. Džipas Hammer 3. Wow! Iš tikrųjų, mes labai ilgai atrinkinėjom iš 5000 kandidatų. Va. Mes matėme čia, kaip prasmego ne vienas, bet dabar buvo išrinktas geriausias iš geriausių. Ir jeigu jis nebus sumaltus į miltus, jeigu jis nelaimės, tai nors vienodai pasportuos, nes jis yra ne iš kelmo spirtas. Tačiau kas jis toks, mes sužinosime visai netrukus. Na, o dabar įkaitusią kaip ugnikalnio lava puikio šou studiją kviečiame šios rubrikos dievaitį, nenugalimą Vytautą Šapranauską! Prašau, prie mūsų. Atsiprašau, truputį nervinosi. Šiandien perskaičiau vampyros horoskopą. Ten avinam, kadangi aš avinas, buvo nekokios prognozės, bet aš manau, kad aš nekokia avis, kad mane čia kaip ožį kas nors nugalėtų. Plojimai! Išgėriau leksotonilio, gal nurimsiu, sužinojęs užduotį. Dabar aš noriu paklausti tokio klausimo, kuris gyvenime galima sakyti pats prieš tokią užduotį rimčiausias ir gali būti Vytautai. Kaip jaučiatės? Aš gerai. Kas klausė? Aš. Tetulė klausia. Aš Su nervais nekas. Man su nervais nekas. Matau. Jaučiuosi, kažkokį pagerėjimą jaučiu. Ir pagerėjimas ateina, taip? Jis jau kažkur beldžiasi, bet dar ne many. Aš noriu pasakyti, kad visos dvikovos metu žiūrovai gali balsuoti už... Šipsokis, kad jie... Bet aš tai šipsosios, bet jie nesišypso. O jaučiu nekas bus man šiandien nekas. Galit balsuoti ir už Aną, ir už šitą Vytautą. Taip, telefono numerius jūs sužinosite visai neužilgo, o dabar atėjo laikas paklausti, dėdė Vytautai, jūsų paskutinis noras. Vitalijau, pagal biologinę mitybą, kurią aš paskutiniu metu propaguoju, norėčiau dabar daigintų želmenų sulčių. Ir gal kokio nors, ne erotinio masažo. O gal? Ne, gal vis dėlto pabandom masažą. Gerai. Aš daugiau negaliu, o jūs? Jaučiu, kad šiandien želmenis. Viskas, masažą padariau. Baigiau ir aš. O dabar, tarp kitko, koncertuoja kol kas Egidijus Sipavičius! Kažkur mus neša gatvių srovės, o mums atrodo lekiam patys. Tokie pastoviai, nepastovus, vis kupame galvas pametę, visur bandydami suspėti. Žinom patys, ko mums reikia, vis norim džiaugtis ir mylėti, bet per dažnai skaičiuojam laiką. Laikrodžiai tiesiai skuba vėluojam, vakar nekantriai laukia rytojaus. Tau dovanotas rytas kiekvienas, būki laimingas, mylėk šiandieną. Laikrodžiai tiesiai skuba vėluojam, vakar nekantriai laukia rytojaus. Tau dovanotas rytas kiekvienas, būki laimingas, mylėk šiandieną. Mes esam amžinai pradingę šiaurioj gyvenimo tikrovėj, tokie sėkmingai abejingi kaip mūsų auto atsakovai.
pasitaiko, kad nubundant prospekto kamštyje stringia, suvokdami, jog po sekundę išbarstom laimės amžinybę. Laikrodžiai tiksliai skuba, vėluoja, vakar nekantriai laukia rytojaus, tau dovanotas rytas kiekvienas, būki laimingas, mylėk šiandieną. Laikrodžiai tiksliai skuba, vėluoja, vakar nekantriai laukia rytojaus, tau dovanotas rytas kiekvienas, būki laimingas, mylėk šiandieną.